Gruodžio 13 diena. Dovanų pakavimas. Iki Kalėdų liko 12 dienų. Kai didieji darbai buvo pabaigti ir visos dovanos galiausiai buvo pagamintos, atėjo metas jas gražiai supakuoti, surūšiuoti ir prisegus prie jų tikslų adresą bei vaiko vardą sukrauti į raudonus Kalėdų senelio aksominius maišus. Visi elfai nešini savaisiais gaminiais susirinko centrinėje aikštėje. Buvo atgabenti didžiuliai rulonai skirtingais raštais marginto įvairiaspalvio dovanų pakavimo popieriaus, aukso ir sidabro spalvos kaspinėliai, šilkinės juostelės, raišteliai, dovanų maišeliai, dėžės ir dėžutės bei klijai ir žirklės. Pasiraitoję plačias rankoves, pasišvilpaudami elfai draugiškai kibo į darbus. Net tingusis Dinderis draugiškai ištiesė pagalbos ranką. Pakilęs iš saldaus miego, išsirankėjęs iš susivėlusių plaukų nuo pagalvės įstrigusias plunksnas ir kelis kartus plačiai nusižiovavęs nešinas lipniąją juostelę, elfas lėtai atkulniavo varveklio gatvele. Karamelė ėmėsi vadovės pareigų. Jis susodino visus ratu ir kiekvienam elfui paskyrė atitinkamą užduotį. Loris rūšiavo gaminius, kiekvienam parinko tinkamo dydžio dėžę, kai tik prireikdavo Edis karpė ir lankstė vyniojamą į popierių, Jonas Augustinas gamino mažus atvirukus ir tvirtai rišo juos prie kaspino. Patogiai įsitaisęs aikštės kampe, Ferdis ilgu rašaliniu plunksnakočiu tvarkingomis dailyraščio didelėmis raidėmis užrašinėjo adresus ir vaikų vardus, šalia dar nupiešdamas širdelę ar snaigę. Tinas su Loriu kruopščiai dekoravo dovanas karoliukais, kankorėžiais, uogytėmis, šakelėmis, snaigėmis bei blizgučiais. Taip kiekviena dovana virstavo mažu meno kūriniu, o kalvetas mikliu tarsi žaibas raitytų rankos judesiu, lyg pasakų burtininkas stebuklinga burtų lazdele apibarstė kiekvieną siuntinėlį smulkiomis auksinėmis kalėdinių žvaigždžių dulkėmis. Nuoširdžiausiai linkėdamas pasaulio vaikams sėkmės, norų išsipildymo, linksmų kalėdų, o taip pat siuntė visų miestelio elfų linkėjimus iš šiaurės. Krosas nerado vietos, blaškėsi šen bei ten, bėgiojo nuo vieno elfo prie kito ir vis kažką iškarpydavo, priklijuodavo, parašydavo, sulankstydavo, patardavo, pakeldavo ar paduodavo. Kartais ką nors užkliudydavo ar nuversdavo, tačiau stengėsi kiekvienam būti reikalingas. 365 žymėjo Kalėdų senelio duotą dovanų sąrašą varnelėmis, vesdamas pirštu ir kaskart garsiai skaičiuodamas ištardavo vaiko vardą ir atsakingai patikrindavo jam skirtą dovaną. Pirmas numeris – Evelina, rudaakė, lėlė balerina, įvykdyta, pažymėta. Antras numeris – Deividas, garvežys, yra, įvykdyta, pažymėta. Trečias numeris – Jurgis, laboratorijos reikmenys, yra, įvykdyta, pažymėta. Nepraleisdamas nė vieno vaiko vardino elfas. Bimolis žaismingai sukdamasis ratu iškart puolė šluostyti nubyrėjusių blizgučių likučius nuo aikštės grindinio. Tada atėjo metas, kai brūkšniukas turėjo kruopščiai surūšiuoti siuntinėlius pagal kelionės adresus, o Dinderio darbas buvo krauti paketėlius į maišus. Vakarop, kai darbai buvo pabaigti, o šalia Kalėdų senelio lovų garažus stūksojo didžiulė krūva storų, braškančiomis siūlėmis, tarsi didžiuliai balionai išsipūtusių maišų, elfai kaip visuomet susirinko Jono Augustino namelyje. Tik susėdę ant savų pagalvėlių, visi pastebėjo, kad trūksta elfo Dinderio. Kada paskutinį kartą matėte Dinderį? Neramiai pasiteiravo Jonas Augustinas. Aš mačiau jį šį rytą. Jis nešė lipnią juostelę, tarė Loris. Pavakary aš perdaviau jam paskutinį supakuotą siuntinėlį, prisiminė brūkšniukas. Anokia čia problema, pašoko Krosas. Aš tuoj pat nulėksiu iki jo namelio ir pasižiūrėsiu. Tačiau nubėgęs namelį rado tuščią, net šviesa languose nedegė. Tarsi žiūronus pridėjęs rankas prie akių ir žvilgtelėjęs pro apšalusį langą į namelio vidų, lovoje pamatė sujauktus minkštus patalus, išmėtytas pagalves ir net aplink išsibarsčiusias jų plunksnas. Buvo akivaizdu, kad namelyje nieko nėra, o Dinderio čia nebuvo nei kvapo. Kai pranešė šią žinią draugams, visi nejuokais sukruto. Kurgi jis galėjo pasidėti? Ore sklandė ir visiems rūpėjo šis aktualus klausimas. Jisgi visuomet buvo šalia, stebėjosi brūkšniukas. Prapuolė tarsi sniego pusnis, skėsčiojo rankomis Krosas. Galiausiai visi iškeliavo į lauką ir pasiskirstę poromis naršė gatvelėmis, ieškodami Dinderio pėdsakų.
365 ir Loris, tarsi detektyvai ar pėdsekiai, pradėjo sekti sniego pėdsakus nuo Dinderio namelio verandos. Jie vedė Urveklio gatvele link centrinės aikštės. Buvo akivaizdu, kad niekas neiškabėjo eiti. Pėdsakai vingiavo tai kairėn, tai dešinėn, raitėsi aplink kelio ženklus, sukosi apie gatvės šviestuvą, kol galiausiai nuvedė į centrinę aikštę. Ten susipynė su tūkstančiais kitų žymių ir pradingo sniego šūsnyse. Bimelis su Edžiu dairydamas į šalis vaikštinėjo ratu palei miestelio tvorą, tačiau pasimetusio Dinderio niekur nebuvo nei gyvos dvasios. Retkarčiais Bimelis pašaukdavo Dinderį vardu. Ei, brolau, ei, šūkčiojo kiemsalis. Dinderi, kur tu? Šaukė Edis, tačiau jokio atsako nesigirdėjo. Vakare Kalėdų mieste buvo tylu ir ramu. Priėjo Kalėdų senelio rovių garažą, dar kartelį apžiūrėjo į vieną didžiulį kalną sukrautus raudonus dovanų maišus. Pasisukiojo už kampo, apėjo pastatą ratu, apsisuko ir jau buvo benueinantis, kai pavymų juos atsekė tylus knarkimas. Harr, harr. Vos girdimas garsas tyliai sklido nuo maišų krūvos. Bimelis ir Edis įtariai sužiūro vienas į kitą ir sustingę dar kartelį ištempė ausis ir įdėmiai įsiklausė. Harr, pšš, harr, pšš, skambėjo vis garsiau ir garsiau. Supratę, kad knarkimas veržėsi iš kažkurio supakuoto maišo, mikliai pradėjo visus juos kilnoti ir ieškoti miegančio elfo. Atrišę ir apieškoję kelis maišus, pagaliau praskleidė trečiąjį. Jame minkštai apėmęs galvą didžiulio pliušinio meškino pilvo, plačiausiai prasižiojęs, garsiai gargaliavo Dinderis. Saldžiai perpelkė, o ilga riebi seilė kabojo nutysusi per kairįjį žandą. Kai Bimelis su Edžiu šalnas garsiai suplojo delnais, Dinderis pašoko tarsi bitės įgeltas. Kas, kur, su kuo, kodėl, kur aš, už ką, klausinėjo pasimetęs elfas. Kol nusipurtęs sniegą suprato, kur esąs. Šis nuotykis dar ilgai skambėjo kaip linksmiausias Kalėdų miestelio anekdotas. Tik pamanykit, Dinderį galėjom supakuoti tarsi kalėdinę dovanėlę, juokėsi Loris. Gal tave būtų supainioję su lėle, kikeno Tina. Ha, gal ir įdomu būtų iškeliauti rogėmis kartu su Kalėdų seneliu, svarstė Karamelė. Jau matau naujo straipsnio antraštę, išsiųstas pasaulio vaikams, šaipėsi Edis. Tai nudžiugtų mažieji suradę tokią staigmeną, kvatojo visi elfai. Tai bent nutikimas, stebėjosi. Gal Dinderis bando darbuotis, kai sapnuoja sunkų darbą, pašaipiai svarstė Jonas Augustinas. Dinderis susigėdęs sėdėjo kambario kampe ir tyliai juokėsi iš savęs. Kaip gerai, kad yra draugai, kurie neleidžia išsiųsti tavęs į kitą pasaulio kraštą. Kaip gerai, kad jis gyvena čia, Kalėdų mieste ir turi tiek nuostabių bendraminčių. Kaip gerai, kad viskas baigėsi gerai. Linksmai pasijuokę, o vėliau išklausė Jono Augustino vakaro pasakaitas, mažieji dar kartelį pasidžiaugė atliktais darbais. Rytoj išauš nauja diena, o su ja atkeliaus linksmybių ir pramogų metas. Tad šiandien elfai jau linki vienas kitam labos nakties ir taria iki smagaus susitikimo rytoj.